Labą dieną. Esu Vytautas Plunksnis, finansų analitikų asociacijos narys, todėl trumpai norėčiau pristatyti asociaciją. Tai iš esmės yra specializuota asociacija, į kurią nepriimamas bet kas, o jos nariai yra apie 80 finansų arba verslo profesionalų ir iš esmės, ką veikia asociacija, tai užsiima visuomenės švietimu ir pasisako įvairiausiais klausimais. Taip pat dirbu bendrovėje Invalda turto valdymas, kurią pristatė bankas Noras. Ką norėčiau pasakyti papildomai, kad be to, kad esam didžiausia pagal klientų skaičių fondų valdymo įmonė Lietuvoje, tuo pačiu metu esam ir vidurio ir rytų Europos specialistai. Atsižvelgiant į tai, tema pasirinkta apie Baltijos šalis, nes vis tik tai yra mūsų namų rinka. Iš esmės visas kompanijas, į kurias galima investuoti, esant vienaip ar kitaip peržiūrėję. Tai nuo ko norėčiau pradėti, kad iš esmės gyvenam liūdnoj šaly. Tuo metu, kai akcijų kainos krito, jos iš tiesų krito labiau nei pasaulyje. Ir kaip be būtų skaudu žiūrėti į asmeninį portfelį, bet vidutiniškai nuo 7 metų Liepos iki šių metų vasario iš esmės indeksai nukrito apie 70%. Tuo tarpu pasaulyje fiksuotas kaip ir mažesnis pokytis. Atrodytų, kad rinkom atsigaunant viskas turėtų būti atvirkščiai. Tačiau vėl nuo 9 metų kovo, jeigu pasaulinės rinkos arba besivystančios rinkos brango labai sparčiai, tai tuo tarpu Baltijos šalis ir jų akcijos iš esmės trypčioja vietoje. Ir daugelis investuotojų krizės periodu yra priversti atsigręžti vietinę rinką ir investuoti vietiniai rinkoje ir natūralu, kad visiems, kaip ir pikta arba kyla elementarus klausimas, o kodėlgi pas mus tos akcijos nebrangsta. Tai priežastis yra tokios, kad ekonomika pas mus smunka daug sparčiau nei pasaulyje. Ir tas smukimas su akcijų kainom gal ir neturėtų nieko bendro, bet mano nuomonė investuoti ten, kur negali prognozuoti ateities, ar ten nematai toliau nei artimiausi 3 mėnesiai, yra labai problematiška. Ir iš buvusių Baltijos tigrų mes virtom tokia šalim, kuri smunka bene sparčiausiai Europoje. Ir ką galima pasakyti dar apie mūsų aplinką. Tai iš esmės didelė dalis investuotojų, nesakau, kad didžioji, bet didelė, išgyvena savo karjeroje pirmą krizę. Yra žmonių, kurie matė Rusijos krizę, jie tam tikrą prasme turi labai gerą patirtį, kaip viskas atsigauna, tačiau yra dalis investuotojų, kurie nematė, kad po kiekvienos krizės ateina atsigavimas, tai automatiškai jisai būna lėtesnis. Atsiprašau, Vytautai, galbūt jūs turite preliminarius maždaug skaičius, kiek tų naujokų, kurie dabar pirmą kartą patyrė krizę visų investuotojų struktūrai? Aš skaičių kaip ir negalėčiau tiesiogiai įvardinti, bet bendrai imant investavimo paslaugų rinką, jeigu į fondus investuoja per 40 000 gyventojų, tai didžioji jų dalis apie fondus sužinojo turbūt 2003 metais, kai viskas buvo labai gerai ir viskas brangu. Tai
tie, kas išgyveno Rusijos krizę, tikėtina, kad operuoja galbūt didesniam sumom ir jų ta įtaka rinka yra didesnė, bet tikslių skaičių kaip ir neturėčiau. Tai tęsiant, kita priežastis, kodėl mūsų rinka nekyla, tai yra, kad mes neturime tokių įmonių, kurios kitose rinkose brangsta labai sparčiai. Tai iš esmės tai būtų finansinis sektorius. Mes turime Baltijos šalyse listinguojamų bankų, tačiau 3 didžiausi žaidėjai yra ne biržoje ir juos investuoti negalima. O natūralu, kad bet kuris užsienio investuotojas, žvelgdamas į jam santykinai mažai pažįstamą ir suvokiamą rinką, jis paprastai pasirenka sektorių ir pasirenka to sektoriaus lyderį. Neradęs lyderio, jisai neinvestuoja toj rinkai. Tai kaip pavyzdys būtų, jeigu galima sakyti, kad SEBas arba Swedbankas yra tam tikra prasme investuotojai asocijuojami su Baltijos šalim, tai jeigu pažiūrėsit šitų bankų akcijų kainų pokyčius, tai jie buvo labai panašus į tai, ką finansinis sektorius demonstravo pasaulį. Antra priežastis ir iš tikrųjų tokia kritinė yra, kad mūsų rinkoje trūksta likvidumo. O likvidumo trūksta todėl, kad didžioji dalis įmonių turi kontroliuojantį akcininką arba akcininkų grupę ir iš esmės, kad ir imkim tas pačias Lietuvos dujas, tai jeigu kažkas norėdamas investuoti mato, kad ten laisvų akcijų yra 6%, jam automatiškai kyla klausimas, o kam aš tas akcijas parduosiu, ar netyčia ta įmonė nenuspręs pasitraukti iš rinkos. Ir jeigu eitumėm per sąrašą, tai didžioji dalis įmonių akcijų skaičių turi nepakankamą. Ir aišku, tų akcijų vertė šios dienos kainom taip pat nėra labai įspūdinga. Tuo tarpu, jeigu pažvelgsim į vietos investuotojus ir paprastai rinkose vietos svarbiausi investuotojai būna vietiniai pensijų fondai, tai Lietuvos pensijų fondai, kurių didžiąją dalį kontroliuoja skandinavai, Baltijos šalyse investuoja santykinai mažai. Ir, aišku, tai natūralu, nes galbūt negali dėti visų pinigų ten, kur po to vėl susidursi, kad turėsi labai didelę įmonės akcijų dalį. Dar viena priežastis yra tokia, kad užsienio pinigai skuba atsisveikinti su Baltijos šalim ir skuba dėl to, kad nebemadinga, arba kad jų namų rinkose yra daug geresnių investavimo alternatyvų. Tai didžiausias užsienio portfelinis investuotojas Lietuvoje yra East Capital ir čia paėmiau vieno fondo statistiką pinigų srautų, skaičiavimai yra mano, dėl to jie yra kaip ir apytiksliai, tačiau tendencijos aiškios. 2003, 2004, 2005 metais, kai rinka kilo po 40%, natūralu, kad į šalį plūdo pinigai. Ir kaip be būtų keista, ir neseniai, tiesą sakant, sužinojau šitą faktą, bet preliminariais duomenim 2006 metais East Capital investuotojus iš Baltijos šalių atsijėmė net 200 milijonų eurų. O bendrai ir čia tik vienas fondas, tai bendrai per 3 metus tai buvo apie 300 milijonų eurų. Ir tiesą sakant, jeigu tą skaičių, kiek 2006 metais atsiėmė pinigų, nes iš esmės tada rinka dar kilo, tas prieaugis, aišku, nebuvo labai įspūdingas, bet matosi, kad tai buvo, taip vadinami protingi pinigai, kurie, anksti atėjo ir anksti išėjo. Tai galima pasidžiaugti, aišku, kad, tas pinigų bėgimas kaip ir lėtėja, tačiau aišku, kad pinigų čia liko mažai.